jūs visaginietis? Jeigu visaginietis savo, sakykime, meilę tam miestui, tai tikrai taip. Tikrai taip, bet esu gimęs Alytuj, mokiausi Kaune ir atvykau jau kaip jaunasis specialistas. Pirmoji laida, taip vadinamų, nacionalinių kadrų. Tai iš kur ta meilė Visaginai? Jis tiesiog reikia pabūti šitą miestę. Reikia pabūti, pajusti jo tą dvasią. Nes labai daug pažįstu žmonių, kurie atvyko, pamatė gal pirmą kartą, nebuvo nieko girdėję apie tą miestą, bet pabuvę įsimylė šitą miestą. O tai tam, kas nebuvęs Visagine, tai koks tas Visaginas? Visaginas visų pirma žalias. Visom prasmėm. Ir tiesioginė prasme, gamtinė prasme. Ir netgi branduolinė energetika savo, nes jau dabar yra pripažinta, kad branduolinė energetika yra žalioji energetika. Ir žalias, netgi, sakykime, taip šiek tiek pajuokausiu, žalias ta prasme, kad leidžiantis vystytis. Leidžiantis kurti, leidžiantis generuoti idėjas ir demonstruoti jas ir rodyti. Daugia kultūrinė visuma, kur suranda galimybės vystytis, galimybės demonstruoti save, parodyti save tiek daug tautinių bendrijų. Kalbam apie tai, kad Visagine yra virš 40 tautų. Atvyko jauni žmonės kurti savo ateitį ir patys jie ją kūrė. Yra labai daug stereotipų apie Visaginą. Kaip pavyzdžiui, vienas iš stereotipų man čia atvažiavus, važiuojant į Visaginą, sako, rusų miestas. Taip, vienas iš stereotipų, sakyčiau, nors aš dažnai pataisau, rusakalbis miestas, bet tai tikrai ne tiesiog rusų miestas. Tai yra kalba, kuri prieinama daugeliui mūsų miesto gyventojų. Tačiau tarp tų gyventojų yra, jau kaip ir sakiau, daugiau nei 40 tautų. Jie tiesiog tą kalbą supranta ir naudoja savo bendravime, bet tai nereiškia, kad tai yra rusų miestas. Tai yra gerų stereotipų. Tai miestas turi daugiausiai turintis žmonių su aukštuoju išsilavinimu. Pritarčiau tuo ir tai yra tikrai geras potencialas. Tai yra miestas, kuris turintis gerą edukacinę sistemą. Tai yra su gerom mokyklom. Galų gale mes tikrai didžiuojamės, mes turim geriausią profesinio ugdymo centrą. Verslas. Tai tas didysis verslas, tokie kaip Continental, Intersurgical, tas pat General Electric ir taip toliau. Paklausit apie Visaginą, visada pasakys, pas jūs yra nuostabus profesinio ugdymo centras. Dabar esam atidarę netgi tokį inovacijų klasterį, kur žmonės, kurie galvoja, kad reikėtų užsiimti kažkokią veiklą, tokia kaip komercinė veikla, bet neturi tam galimybių, jie gali pasinaudot klasteriu ir vystyti. Dabar užduosiu asmeninį klausimą. Jūs atominės specialistas, ar ne? Ir staiga politika. Visada mano tokis gyvenimo toks kredo. Aš nekritikuoju šiaip savo nežinodamas sprendimo būdų. Ir vienoje iš tokių gana gerų kompanijų, verslininkų kompanijų. Buvo toks pakankamai banalus pokalbis prie laužo. Kaip visada, kad mokesčiai per dideli, įstatymai netobuli ir taip toliau. Ir vienas tiesiog gražiai pasakė, o ką tu padarėjai, kad jie būtų kitokie. Tai buvo atsakymas, aš moku mokesčius, aš labai daug moku mokesčių ir taip toliau. Ir oponentas pakomentavo, tai mes visi mokam mokesčius. Jeigu tu galvoji, kad reikia kažką kitaip ir tu žinai, kaip tą reikia daryti, tai eik į rinkimus ir daryk, parodyk. Na ir pabandžiau ir žmonės to patikėjo. Ir aš jau antrą kadenciją čia. Man dar toks klausimas, kodėl Ignalinos atominė elektrinė, jeigu yra Visagine? Žinot, visos tos istorijos aš tikrai galiu gal ir nežinot. Tai ten buvo iš pradžių Drūkščio atominė elektrinė. Tai nuo ežero. Kaip žinot, Visaginas yra atsiradęs ne taip seniai, buvo Sniečkaus gyvenvietė, bet ta gyvenvietė buvo Ignalinos rajono sudėtyje. Tai manau, kad būtent dėl to, kad tai yra rajono sudėtyje, tai ir tapo Ignalinos atominė elektrinė. Nes ir man pačiam asmeniškai buvo mano draugai, studijų draugai atvažiavo, pasakiau adresą, kur atvažiuot ir skambutis, aš pakeliu, tai sako, kad tokios gatvės čia nėra.
pasirodo, jie nuvažiavo į Ignaliną. Ir ieško Ignalinoje, taip? Ir ieško gatvės Ignalinoje, nors Visaginas dar 4 kilometrai. Tai klausykit, tai dar vienas niuansas, tai žmonės nevažiuoja čia, nes čia daug radiacijos, nes atominė tebeveikia. Tai va, dar vienas mitas ar stereotipas, nes šalia atominės elektrinės aš jūs galiu įrodyti netgi, kad radiacinis fonas yra mažesnis negu Vilniaus centre. Tai prašom vilniečiai visi iš Vilniaus centro atvažiuoti čia. Viskas yra švaru ir mes turim gamtinį foną. Tai aišku, ir Saulė turi savo radiacinę sklaidą, mūsų Žemės paviršius, Žemės rutulys turi radiacinę saugą ir tai yra mūsų įprastinė aplinka. Ir nuo to, kokius ten Žemės po kojomis, kokis gruntas, ten daugiau molio, bus radiacijos šiek tiek daugiau, bus mažiau kažkokių kitų elementų, todėl tai keičiasi. Tai tik įrodo, kad atominė elektrinė neduoda to radiacinio fono. O mes čia galim lygintis Kaunas, Vilnius, Visaginas, Klaipėda ir bus visur šiek tiek kitokį. Tai vat Visaginui tai pasisekė, kad mes turim mažesnį šiek tiek radiacinį foną. O šiaip, jeigu jau dūmus pamatėt iš atominės elektrinės kaminų, tai jau... Žinokit, popiežius išrinktas. Jau ir popiežius nepadės. Tai kas čia yra? Tai yra valdymo pulto simuliatorius. Tai simuliatorius, kuris visiškai atitinka tokį pat valdymo pultą, kuris yra bloke. Čia yra dalis, tai yra reaktoriaus valdymo inžinierius, tai jisai visą tą branduolinę fiziką čia valdo. Tai yra maždaug iki čia, tai čia yra reaktorius. Taip. Šita dalis centrinė yra reaktoriaus aušinimo visos sistemos, visos avarinės sistemos, avarinio aušinimo sistemos ir taip toliau. Tai yra iki maždaug šitos vietos. Nuo čia, iš šitos dalies, taip vizualiai galiu pasakyti, tarsi išeina garas jau ir čia prasideda turbinos ir generatoriaus dalis. Tai reiškia, kad tas garas jau suka turbiną, turbina suka generatorių, generatorius gamina elektros energiją ir šitas turbinos valdymo inžinierius valdo visą šitą procesą. Ir paskutinė, ketvirtoji dalis, tai generatorius pagamino elektros energiją ir čia būdavo su skirstomaisiais tinklais susisiekiama ir paduodama atitinkamas į tam tikras elektros linijas, jau kaip ir elektra. Černobylyje tas mygtukas pagrindinis, kuris sustabdo reakciją, reaktoriui vadinamas AZ5, mūsų skirtumas pas mus yra AZ1. Ne vien tik tai tas skirtumas, mūsų atominė elektrinė buvo 1,5 karto galingesnė, blokas, reaktorius 1,5 karto galingesnis už Černobylio reaktorių ir pas mus tas AZ1 ir kiekvienam iš pultų yra tokia galimybė, pamačius, kad yra kažkokia kritinė situacija, reaktorių pilnai sustabdyti. O tai palaukit, čia filmavo serialą? Serialą HBO Černobylis filmavo čia. O tai jie ką, parašė kitą pavadinimą prie to mygtuko? Jie buvo konsultuojami ir kadangi tai buvo apie Černobylio atominę elektrinę, tai jie ir kalbėjo taip kaip Černobylyje. Bet čia perklijuoti nereikėjo? Ne, aš mačiau tą serialą, net kreipiau dėmesio, man atrodo, ten nebuvo užrašo parodyti. Eisim peržiūrėti serialą ir žiūrėsim, ar perklijuotas buvo ar neperklijuotas. Tai parodykit tos mygtukus. Bet tikrai tai buvo AZ5 kalbama, o iš tikrųjų tai yra AZ1. Kad neduok Dieve, jūs negalėtumėt va taip paprastai, tai pirmiausia, tai jisai uždengtas, taip antra, tai yra ne visai mygtukas, o tai yra klavišas pasukt reikia. Tai ir tada, va čia mes matom reaktoriaus valdymo, tai yra strypai, taip, kurie ištraukiami iš reaktoriaus arba įleidžiami, tai reiškia, kad ištraukiant reakciją greitėja, neutronų daugėja ir ištraukiant gale auga, o jeigu mes visus juos žemyn sumetam, tai sustabdoma reakcija pilnai.
Tai vat AZ1 ir tai yra tai, kad visi valdymo strypai labai greitai sukrenta į reaktorių ir užgesina branduolinę reakciją. Ir atominė elektrinė dėl saugos viskas yra, visi procesai yra dubliuojami. Tai jeigu mes, sakykime, išsirinkom tam tikrą klavišą, kad tam tikrą siurblį norim atjungti arba pajungti ir taip toliau, tai vien tik išsirinkimas klavišo arba atsirėmimas tai nieko neduos. Reikės dar pakartoti tą patį veiksmą, kad tai yra sąmoningas veiksmas, tai išsirinkus tą klavišą dar reikės paspausti kitą. Tai ekrane išsirinkus tam tikrą fragmentą, jūs pamatysit ne tik visas šitas tuos parametrus, ką mato, dar papildoma informacija. Tas ekranas yra tai tiesiog monitorius, kuriame gali ten prie klaviatūros išsirinkti tam tikrą fragmentą ir pamatyti jį žymiai detaliau. Padirbęs 5-10 metų, turbūt čia operatorius, visi pasakoja tą patį sapną. Nes sapnuoja maždaug taip, kad kažkas atsitiko, apsidairau aplink, o mano kolegos visi miega. Aš bandau šaukt, kad čia avarija, bet negaliu. Ir pajudėti negaliu. Ir toks visiškas košmaras. Ir taip sapnuoja. Ir beveik visi pulto. Tai matyt rodo tiesiog tą psichologinį tokį nuovargį. Stovim prie pirmo pastatyto Visagine namo. Taip, daugiabučio namo ir tokiam su labai gražiu pavadinimu. Gatvę turim, Kosmoso gatvė. Kaip tai susijęs su miestu, nežinau, bet pavadinimas mano galva tikrai gražus. Tai yra Kosmoso 6, tai yra pirmasis gyvenamasis daugiabutis namas pastatytas ir jis buvo naudojamas ne tik tai kaip butai. Jis buvo beveik visas pirmas aukštas viso namo buvo naudojamas administraciniams tikslams atominės elektrinės statybos metu. Ir taip jau sutapo, kad pirmasis šeimininkas, jau fizinis asmuo, kuris gavo butą po buvusių tų administracinių visokių patalpų, po buvusių telekomo, buvau aš. Viskas prasidėjo nuo Dūkšto gyvenvietės. Kada pirmieji statybininkai atvyko, jie atvyko į Dūkšto gyvenvietę. Ir Dūkšto gyvenvietė jau buvo ir visa kita infrastruktūra. Ir miestas po truputėlį augo, statėsi ir tai buvo labai dinamiška, labai greitai. Nes, galim įsivaizduoti, jeigu 75 metais tik tai sprendimas priimtas, kad statom, 83 jau pirmasis blokas veikia. Ir dabar tos problemos tam tikros irgi, kad manęs visi klausia, kaip taip atsitiko, kad reikia tiek daug investicijų į infrastruktūrą iškart į miestą. Keliai privažiuojamieji tikrai prastos būklės. Vien dėl to, kad buvo viskas vienu metu pastatyta. Ir ateina laikas, kaip tik šiais metais, jau 50 metų, kaip miestas gyvuoja, kaip miestas pastatytas. Ir atėjo laikas viską vienu metu kaip ir statoma, taip ir dabar viską vienu metu remontuoti. Žiūrėkit, mes stovim vienam kieme, čia yra geltonų plytų namas, blokinis namas, raudonų plytų namas. Kodėl? Viskas gyvenime paprasta. Nes tai buvo atskiros įmonės, atskiros struktūros, kurios buvo atsakingos už tam tikrą statybą. Ir pas mus mieste taip ir dalinasi. Klaipėdos planeruoti, Vilniaus planeruoti, Kauno planeruoti, bet viso miesto pagrindinis projektas, tai jisai buvo viskas suprojektuotas viename projekte. Todėl jisai tikrai įdomus, tas miestas jisai patogus tam, nes nėra taip, kad per daugelį metų išsikraipė projektas ir gavosi kaip gavosi. Viskas buvo padaryta taip, kaip tais laikais architektai projektavo. Mes turim dar vieną istoriją, kaip čia drugelio formos turėjo būti. Daug kas apie tai kalba, bet gana sudėtingas klausimas. Iš tikrųjų, ir su architektais teko bendrauti. Tai tie architektai, kurie projektavo, kažkaip neprisimena, kad kas nors drugelį būtų projektavęs.
kažkam tai Gražų mitą paneigsi tu dabar. pasirodė, kad tai panašu į drugelį, kažkam panašu į kažką kitą dalyką. Nu, bet mitas yra tikrai gražus, nu ir jeigu kažkam tai panašu į drugelį, tegu tai bus drugelis. Nu. Na, žinot, pajokausiu šiek tiek, sakau, tai kadagi tas paminėtas Visaginas. Tai kaip Visaginas miestas mes puikiai žinom, 75 metais pradėta statyba ir skaičiuojant dabar 50 metų, bet pasirodo istorikai surado, kad Visagino pats žodis buvo paminėtas prieš 500 metų. O. Aišku, apie ežerą kalba buvo. Bet sakau, kaip surasim bent dar 20 metų, tada galėsim pasigirti senesni už Zarasus. O klausykit, o čia nukritas meteoritas yra, ar kas čia dabar mes esam prie kažkokio akmens? Ne, čia statybininkai pastatė atmintinį akmenį. Tai šitas akmuo simbolizuoja mūsų miesto pradžią. Na ir labai gražu, jeigu pasižiūrėsim va taip tiesiai, jis kažkaip keistai, bet jis primena Lietuvos kontūrą.